Sveikučiai, šiandien pasidalinsiu savo mintimis apie skirtingus kamadus ir grilio priedus. Turbūt 90% tai, ką aš kepu mažajam griliuje ir iš esmės tai yra kasdienis daiktas, kurį naudoju labai dažnai. Didesnį grilių naudoju tada, kai mėsa arba kažkas kitas netelpa į vidų ir tokiu atveju tenka išsitraukti didesnį. Būna ir mažesnių kamadų, bet aš mažuoju vadinu 14 colių kamaduką, kurio grotelių skersmuo yra 34 cm. Į tokį grilių gali tilpti visas didelis viščiukas arba porą kilogramų mėsos. Didesnis kamado yra 18 colių skersmens arba grotelių skersmuo yra 47,5 cm. Na ir kol kas dar nebuvo daikto, kurio nebūčiau sutalpinęs į šitą grilių. Visi kamadai yra padaryti panašiai, jie turi dažniausiai reguliavimą kažkokį viršuje, tada termometrą, turi tarpinę ir iš esmės tai yra molio puodas, kuris pritaikytas aukštai temperatūrai. Taip pat turi dar oro reguliavimo sklendę apačioje. Skirtumai iš esmės prasideda ties vyriais, uždarimo sistemom, bet tai jau detalės. Standartinėje komplektacijoje gaunate ugniadėžę, taip vadinamą, ir jeigu neperkat pačią pigiausią komandą, tai turbūt jinai bus atskirta, dar bus papildoma detalė, vadinamas ugnies žiedas, kas iš esmės sumažina skilimo tikimybę ir suteikia dar papildomai šiek tiek lankstumo, nes galima gudriau sukonfigūruoti kamadą kartais, jeigu yra toks poreikis. Taip pat komplektacijoje bus kažkokios bazinės grotelės anglims. Na ir iš esmės pradžiai to visai pakanka. Jeigu perkate ne pačią pigiausią kepsninę, tai ko gero dar gausite į komplektą kažkokį grotelių ir deflektoriaus laikiklį. Aš vadinu sistema, tai suteikia tiesiog daugiau lankstumo. Net ir turint pačią paprasčiausią sistemą, jau atsiranda daugiau galimybių, galima dėti deflektorių skirtingose lygiuose, galima dėti kitus kamado priedus, groteles ir taip turėti daugiau lankstumo. Kai kurios grotelės dar gali būti ir su papildoma anga skirta įdėti medienos pagaliukams ar anglims. Kas man pačiam labiausiai pasiteisino ir tikrai rekomenduoju, jeigu turit galimybę tai įsigyti, tai yra krepšys anglims. Jisai tiesiog palengvina gyvenimą, ypač kamado valymą. Didesniuose kamaduose dažnai būna ir komplektacijoje toksai daiktas. Pačioj pradžioje man pačiam buvo vienas iš sudėtingesnių dalykų, tai išvalyti kamadą, tai krepšys jisai padeda, tiesiog išimam visas anglis, tada su kažkokiu semtuvėliu iškrapštom pelenus ir tas pačias anglis galima naudoti vėl, pridėjus naujų. Aišku, tai daryti reikia tada, kai kamadas yra atšalęs, tai reiškia yra prieš kitą kepimą atliekam tą valymo procedūrą. Kitas priedas, kuris man labai pasiteisino, tai yra nulašėjimo indas. Tai kažkada, kai nusipirkau kamadą, tai neradau tinkamo pardavime. Teko pasiskolinti iš žmonos kepimo formos dugną, tai iki šiol negrąžinau. Bet aišku, dabar yra turbūt galimybė nusipirkti bet kuriam kamado kažkokį nulašėjimo indą, ko prieš keletą metų gal buvo sunkiau padaryti, bet tikrai pasiteisina labai palaikant švarą. Vienokį ir kitokį nulašėjimo indą aš naudoju labai dažnai ir ne tik dėl to, kad švariau viskas, bet ir sveikiau mano manymu. Iš smulkių daiktų, kurie palengvina gyvenimą, tai aišku yra geros karščio atsparios pirštinės, žnyplės, taip pat grotelių pakelimo žnyplės, na ir kažkokia mentelė. Taip pat norint, kad būtų rezultatas labiau užtikrintas, visada rekomenduoju naudoti termometrą. Tai termometrų rūšių yra visokių, nuo bevėlių, kurie yra brangus, iki paprasčiausių vėlinių ir dar būna plokštumų termometrai, veikiantis infraraudonųjų spindulių pagrindu. Tačiau pradžiai tikrai rekomenduočiau įsigyti momentinį termometrą, tai daugumą atveju jo tikrai pakanka ir būsit užtikrinti, kad mėsa tikrai yra tinkamai iškepusi. Na, o toliau jau priedai, kurių jums reikia, priklauso nuo to, ką kepat. Aš dar specifiškai čia noriu parodyti, kad tinka vieno kamado priedai kitam kamado, tai šiuo atveju dedu į kamado Joy
kepsninę Kamado Bono sistemą, kuri puikiai tinka, taip pat tinka ir atvirkščiai. Būna tos sistemos dar ir kelių lygių, netgi ir mažam kamadukui. Tai tiesiog kiekvienas tas daiktas, jisai nėra būtinas, bet jisai suteikia daugiau laisvės, daugiau lankstumo įgyvendinant savo griliaus fantazijas. Tokia dviejų lygių sistema yra dažniausiai būdinga didesniems Kamado ir specifika yra tame, kad tada visi priedai yra iš dviejų dalių iš esmės. Tai yra dvigubi deflektoriai, dvigubos grotelės, taip pat galima kombinuoti įvairius tuos priedus, skirtingais lygiais kepti arba kepti daugiau maisto, galima netgi ir dviem aukštais. Bet pagrindinis privalumas tai yra tai, kad galima visą sistemą kartu su visais priedais išimti iš Kamado ir pridėti anglių, pavyzdžiui. Kitas privalumas tokios dvigubos sistemos yra tai, kad galima naudoti du deflektorius. Jų prireikia tada, kai kepam kažkokį mėsos didelį gabalą ir tą darom labai ilgai, pavyzdžiui, plėšytą kiaulieną, kaip pavyzdys, tai tam, kad neprisviltų apačia, galima dėti du deflektorius. Na, įjungus kūrybingumą ir fantaziją galima, aišku, ir su ta standartinė sistema kažką panašaus pasiekti, panaudojant, pavyzdžiui, picos akmenį ar kažkokį kitą daiktą, tai tikrai nėra būtina. Dviejų lygių sistemų komplektacijoje dažniausiai dar būna puodo laikiklis, kuris labai pasitarnauja, jeigu mėgstat daryti kažkokius troškinius arba dedat kažkokius indus į vidų. Tai patogu, bet vėlgi galima taip pat naudoti ir standartinę sistemą. Ir turbūt ką norėčiau dar pasakyti, kad nebūtina rištis prie to paties gamintojo priedų. Visada galima pritaikyti. Kas dar yra paminėtina, kalbant apie tas dviejų lygių sistemas vadinamas, tai yra tai, kad galima sukonfigūruoti dvi skirtingas zonas, kur vienoj bus, pavyzdžiui, tiesioginė kaitra, kitoj bus netiesioginė kaitra. Tokiu būdu išgaunant skirtingas kepimo temperatūras, tai gal aktualiau yra dideliam Kamado nei mažam, nes dideliam Kamado tas temperatūrų skirtumas gali ir būti ir keliasdešimt laipsnių. Žinoma, jeigu turite antras groteles, tai galima sukonfigūruoti visą sistemą su dviem aukštais. Jeigu, pavyzdžiui, netelpa maistas ir galima ruošti tiesiog dviejose lygiuose kepti iš karto skirtingus dalykus, tai čia jau yra fantazijos dalykas, bet turbūt čia yra kaip papildoma funkcija, ne pagrindinė. Nors praktikoje teko ir ne kartą naudoti ir pasiteisina. Dar iš tų standartinių priedų tai būna ketaus grotelės, tai jos labiau gal reikalingos, jeigu mėgstat kepti steiką, nors galima apsieiti ir be jų. Bet jeigu jums patinka dryžiai ant steiko, tai tikrai su tokiom grotelėm juos pasiekti lengviau. Kitas priedas tai ketaus indai ir šiuo atveju tiesiog irgi galima surasti pagal dydį tinkančius indus, svarbu atkreipti dėmesį, kad išmatavimai būtų su rankenom. Ketaus induose galima troškinti, galima kepti kugelį ar bet kokį kitą maistą. Na ir dar vienas priedas yra picos akmuo, tai šiuo atveju esu iškepęs tikrai ne vieną pizzą ir veikia, tik tai reikia turėti omeny, kad reikia išgauti labai aukštą temperatūrą ir tai Kamado tikrai ne į sveikatą. Na, picos akmenį galima tikrai naudoti ne tik tai pizzai kepti, bet ir visokiams kitokiams kepiniams. Ir tikrai veikia, nes jisai turi didesnę masę. Na, priedas, kurio nelabai naudoju, tai yra specialios būna grotelės arba indas su skylėmis daržovėms. Turbūt vienas iš mano mėgstamiausių dalykų tai yra kepimo plokštumos, ant kurių galima kepti dalykus, kurie reikalauja aukštos temperatūros. Ir gali būti muilo akmuo arba ketaus plokštuma, tai man šiuo atveju ketaus plokštuma yra daug geriau, nes ją paprasčiau prižiūrėti ir mažesnė tikimybė, kad kažkas suskils, tai tiesiog patogiau. O kepti ant tokios plokštumos tikrai galima daug ką, ne tik antienos krūtinėlę, bet ir bulvinius blynus ar kažką kitą. Bene labiausiai naudojamas smulkus priedas tai yra grotelių žnyplės, tai labai patogu paimti karštas groteles ir kai reikia jas nukelti. Taip pat, aišku, uždegtukai man mėgstamiausias būdas yra užkurti Kamado, na ir žarsteklis kartais irgi praverčia. Kam reikia tas groteles kilnoti, tai dažniausiai yra arba norint pridėti šiek tiek anglių, jeigu jie baiginėjasi, arba pridėti medienos pagaliukų rūkymui.
Dar toks gana pasiteisinęs priedas yra žuvies rūkinimui, tai yra tiesiog medinė lentelė, kuri gali būti ir speciali, arba šiaip lentos gabalas, kuris yra švarus ir kurį galima naudoti tiesiog žuviai rūkinti. Žuvį galima, aišku, išrūkinti ir nenaudojant jokios lentelės, tiesiog lentelė šiuo atveju veikia kaip papildoma šilumos izoliacija. Na ir galiausiai, kas dar labai pasiteisina, tai yra turėti visokių metalinių indų, tai dažniausiai tai yra nerūdijančio plieno indai, įvairios lėkštės, tai ar pasikepti kažkokį sūriuką, ar pasišildyti kažką, daržovės kažkokias, tikrai yra labai patogu. Ir paskutinis turbūt priedas, apie kurį noriu pašnekėti, tai yra rotiseris vadinamas, tai yra besisukantis iešmas. Tai jie būna netgi ir mažiems kamadukams. Šiuo atveju naudoju Kamado Bono, irgi puikiausiai tinka, bet tiesiog pakankamai mažai vietos ir didesniam Kamado tai turbūt būtų labiau naudinga. Kaip jau minėjau, svarbu yra turėti geras karščio atsparias pirštines, tai šiuo atveju nepagailėkit, tikrai pinigų įsigykit geras, nes galima paimti ir karštą deflektorių, ir groteles, tikrai labai saugu ir patogu. Taip pat aš naudoju dar dažnai paprastas medžiaginės pirštinės už keliasdešimt centų kartu su nitrilo pirštinėmis, kas suteikia galimybę higieniškai ir saugiai paimti karštą kepsnį, apversti ar kažką padaryti. Na ir galiausiai yra smulkmena turbūt, bet metalinės kempinės palengvina smarkiai gyvenimą, tai jomis galima plauti groteles ir nuolat palaikyti švarą, tai aš labai rekomenduoju įsigyti ir naudoti po kiekvieno kepimo. Jeigu mėgstat rūkytą skonį, tai tikrai pravartu turėti įvairios medienos kaladėlių. Tai gali būti ir iš jūsų sodo šakos išdžiovintos, kurias nupjaunat nuo obels, tikrai prideda skonio. Kai norite pratęsti rūkinimo procesą arba tiesiog švelnesnio dūmo, tai galima dėti ir po apačią. Didesni kamado gali turėti ir specialų semtuvėlį pelenams, tai jį galima naudoti, šiuo atveju aš pasidariau tiesiog pats. Na ir apie didesnius kamado. Tai mano didesnis kamado, kaip minėjau, yra 18 colių, tai man tikrai didesnio nereikia ir esminis turbūt skirtumas, kad jau dangtis pasidaro sunkus, tai dažniausiai yra kažkokia atsvarų sistema, bet kitais atžvilgiais konstrukcija iš esmės yra ta pati, gali būti vienokia ir kitokia tarpinė, bet užraktas gali būti dar papildomas dangčio ar kažkoks amortizatorius, bet tai jau yra papildomi priedai. Apie dviejų lygių kepimo sistemą aš jau iš esmės kaip ir papasakojau, tai šiuo atveju šitam kamade yra netgi 3 lygių sistema, tai man jinai tiesiog buvo įdomi tuo, kad suteikė dar daugiau galimybių, tai reiškia yra 3 lygiai, kuriuos galima dėti tiek įvairius priedus, tiek groteles ir suteikia dar daugiau lankstumo, bet tikrai 2 lygių užtektinai yra. Didesnė kepsninė, aišku, palengvina gyvenimą, nes galima dėti įvairesnius priedus, daugiau pasirinkimo ir lengviau juos pritaikyti, bet turėkit omeny, kad sunaudojama gerokai daugiau anglių. Aišku, saugiausia yra pirkti būtent to gamintojo priedus, specialiai skirtus, bet tikrai nepatingėkit ir pasiieškokit, nes kainų skirtumai yra kartais ir galima surasti labai neblogų variantų, pritaikyti kažką, tai reikia tiesiog matuoti, žiūrėti aprašymus ir tikrai surasit. O šiaip priedai didesniam kamadui yra tie patys, tik tai, kaip minėjau, viskas yra iš esmės pusmėnulio formos, tai jeigu norėsit, kad grotelės būtų per visą kamadą, tai reikia 2 vienetų, jeigu kažkokios plokštumos norit irgi per visą kamadą, tai reikia irgi 2 vienetų, tai pakankamai išbrangsta, bet suteikia daugiau patogumo, nes galima daugiau visokių gudrybių prigalvoti, gudrių sukonfigūravimo variantų ir turėti įdomesnę patirtį. Na ir turbūt dar pakomentuosiu, kodėl aš pasirinkau būtent šių 2 dydžių kamadus. Tai dėl to, kad tai yra standartiniai dydžiai, tai dauguma gamintojų turi tokio dydžio kamadus ir tada galima tuos priedus miksuoti tarpusavį. Jeigu renkatės kažkokį nestandartinį dydį, tai tada gali būti sunkiau surasti tinkamus priedus arba teks pirkti to paties gamintojo.
Ar jums reikia didesnio dydžio kamado, spręskit patys. Man kol kas užtenka tokio ir telpa ir 8 litrų kazanas netgi, tai tikrai maisto galima prigaminti labai daug. Na ir dar trumpai apie anglis, tai atkreipiu dėmesį, kad tikras kietmedis jisai dažniausiai būna ženkliai tankesnis ir užima daug mažiau vietos, dega ilgiau, bet turi specifinį kvapą. Tai mums labiausiai turbūt yra beržas, ąžuolas ir panaši mediena tinkamiausia. Na ir nesvarbu, kokio dydžio kamadą turit ar kokio brendo turit, svarbu, kad jisai būtų naudojamas.